Sveiki visi mano pantriukai, su jumis aš, jūsų mylimiausia Amelija. Ir šiandien yra tiesiog paprastas mini vlogelis. Bus labai trumpas vlogelis, nes aš tiesiog nebežinau, ką man filmuoti. Tiesiog žiūrėsim tokį mano mini vlogelį. Aš jau nebekalbėsiu, o pradėsiu. Tada aš jau atvažiavau į prekybos centrą, nes aišku, pas mus yra, mūsų mieste yra tik tai 2 kirpyklos. Tai aš dažniausiai einu į DGV. Nu čia sutrumpinti. Einu į Sweet kirpyklą. Tai va. Tai dabar mes jau žinom. Sveiki. Labą dieną. Aš buvau užsirašusi šiandienai 10 valandą. Pasakykite savo varduką. Aš esu Amelija. Aha, gerai. Tai čia Amelija 10 valandai pas Kotryną užsirašė, taip? Tai gerai, pabiškite, dabar dar pasidėkite, palaukite, gerai? Pasidėšitašė, sveiki. Tak. Sveiki. Tai čia jūs biški kampukus ir biški pakirpta ar kažką norėt daryti? Aš norėčiau pakeisti savo šukuos. Gerai, nu tai kokią spalvą rinksimės? Ne, plaukų dažyti man nereikia, man tiesiog šukuos nepatys. Nu tai gerai. Tik pradedam. Gerai. Taip, kiek man mokėti už šitą mano padarytą naują šukuoseną? Jum mokėti 50 eurų. Atsiprašau, kiek mokėti 50 eurų? Gerai. Viso gero, geras dienas. Viso gero ir jums. Tai va, patiriu, kaip derisinant naują šukuoseną. Taip, aš biškai paprašiau, kad man padažytų, va čia biškai padažytum truputį. Nu, čia truputėlį rožinės spalvytės pridėjau. Tai tikiuosi, jums patinka mano nauja šukuosenė, nes man žiauriai patinka. Žiauriai patinka. Tikrai, ir šiandieną man dar atėjo kažkokia siuntos į paštą. Tai reikia nuvaryti pasiimti ir dar reikės patikrinti mano pašto dėžutę. Tai dabar einam. Tai va, jau pasistačiau savo mašiną. Tai dabar aš einu. Jau paštas. Tai pirmiausia patikrinkime mano pašto dėžutę. Kiek čia laiškų, čia. Taip, čia draudimas. Čia kas? Čia mano sesės laiškas. Tai draudimą šitą pasiemame. Dabar laiką palaukti. Pakliu mano. Sveiki. Sveiki, laba diena, kuris jūsų užsakymas? Numerys mano užsakymo yra 150. Gerai, tu sandėlį pažiūrėsim.
Tai taip, va jūsų užsakymas, va šitas, va. Tai va štampas. Tai jūsų užsakymas sveria. Jūsų užsakymas va sveria, va tiek, va tai prašau. Ačiū, Grazinas. Aha, ačiū ir jums geros, viso gero. Taip, aš jau grįžau namo, mes jau su dukrelė jau pavalgėme pietus, su tuo jinai dabar čia turi žipsminį antraukštį, mes atidarinėsime mano siuntą. Sveiki, panteriukai, čia Sofija, aš Sofija. Sofija, vėl tu su mano komandukštu. Nu, mano dukrelė pasakė, kad mano šukuosena yra labai graži, tiesiog tobulos, garbos. Viskas tobula. Tiesiog mano kirpėja Kotryna yra tiesiog pas ją auksinios rankos pas ją. Tai va, dabar mes jau atidarinėjom siuntą. Man atrodo, čia atėjo siunta. Nu, tiesa, kad aš net nežinau. Nu, tai va, atidarom jau mama, nes labai įdomu. Mama, o kas šiaip ir kortelė tai nauja užsisakė? Čia yra ta pati mano kortelė, tik tai kitas dizainas. Tai dabar atsisveikinam su mūsų šitą sena kortelė. Tak ją, aišku, įsisaugosim šitą kortelę mano seną. O nauja, tai ir nauja bus va tokia labai graži. Tikrai graži. O kur tu dėžinys? Oi, kam nepamačiau. Dėdė, tai išmas. Tai aš būtų iškuriu. Da ne. Tai padėjau kortelę kažkur. Kažkur padėjau. Ir dabar mes einam išmesti šitą dėžę. Išmetim. Dabar aš norėčiau pasidaryti labai veido kaukę. Tai pasiėmiau vieną veido kaukę tokią. Čia yra su bubblegum. Nu, tokia va. Ir mūsų kaukė. Tai toliau aš praleisiu dieną, man rodos, aš biškai dabar padirbsiu. Nes vis tiek, aišku, atostogas, bet vis tiek reikėtų padirbti. Biškutį nors. Nes, vis tiek. Reikia pažiūrėti, kas dainuoja, tai dabar padirbsiu. Tai ačiū, kad žiūrėjote šį mano vlogą. Tai iki kitų video, o dabar iki.